Labas rytas, Liepos 30 diena. Nuo pat ryto, nuo 5 ryto Krušuose gavau labai seną autobusą su krūva problemų. Dar gavau jį purviną, tai tvarkiausi pusę valandas. Dabar vyksta pasikrovimo darbai ant smūgio. Užsiklijavom lipdukus Gate One. Pasikroviau vandenuką amerikiečiam, pasikroviau savo daiktus. Labai jautrus ant bagažinių. Karočią, kažkas biškai bagažinės nekontakčina, tai iš karto pypė belė kaip. Pavažiuoti neįmanoma. Labai senas autobusas, žiūriu. Gate One lipdukai. Einam, užsidarom viską ir važiuosim į tuščią į Stokholmą, nes prasideda kelionė nuo Stokholmo. Taip prasidės dabar cirkai su vartais, nes čia visur reikia jėgos. Čia, kaip sakant, žinot, kai rusų laikais sakydavo, kad ruskąją techniką liubėtų daras, tai čia lygiai taip pat visur. Tiek autobusą uždarinėjant, tiek vartus uždarinėjant. Daryk, yes! Viskas uždariau, einam. Nes reikia užlipti ant to jodo, kad aš darytų vartai, bet pas mane yra biškai dar truputėlį smarvelės rankose. Ne veltui štangą stumdžiau jaunystėj. Gerai. Šviesa. Ai, bohai. Pasikrovėm, pasidarėm. Autobusas tai toksai, suprantant, tiek senas, kad visos lemputės šviečia. Aš galvojau, pas norvegus taip nebūna. Ta prasme, galvojau, kad pas norvegus visą laiką viskas nauja, nes jie labai turtingi. Ir, pavyzdžiui, kaip Vilneda visą laiką keičia autobusus naujus kas porą metų. Tai šitus autobusus nežinau, kas kiek laiko keičia. Nežinau, ar galima parodyti. Rodo, pažiūrėkit, kad nešviestų lemputės užklijuotos izolkės. Nenužudys dėl šito, bet man pačiai taip keista. Ir viskas, važiuojame į Stokholmą. Blet, pavargus, karočią nuo ryto nusikrušus. Pusę 9 jau, nuo 5 ryto, va tai va, kaip bitė lakstau. Wow, dar reikėjo šitą autobusą atsivaryti. Žodžiu, beleką. Pravažiavau pusę kelio iki Stokholmo, galvoju, reikia jau daryti sustojimą 45 minučių pauzę, jau priverstinai, nes neužteks laiko datraukti iki Stokholmo. Galvoju, jeigu yra Circle K kolonėlė, tai bus ir mižalykla, kur pamišt. Sustoju, ten automatinė, čia elektrinė, ten automatinė. Čia miški kelnes, blet. Dirbčiau su fūra, tai pališčiau po fūrą ir pamiščiau dabar. Eik, tu nafik. Bet spėkit, ar nepamyžau. Klausėt, kodėl nenaudoju autobuso tualetą? Dėl to, kad jeigu amerikiečiai jo nenaudos, o jie greičiausiai ir nenaudos, nes būna dažniausiai visą laiką gidai pasako, kad tipo, galit naudoti autobuso tualetą, bet tik tai mažam reikalui, nes jeigu naudosit dideliam, paskui jums patiems smirdės ir patys negalėsit važiuoti. Į putiklą įdedam. Putuką. Tai amerikiečiai dažniausiai iš visų tuliką neina, tai jeigu jie jo nenaudos, aš irgi nenoriu naudoti, nes kai reikės atiduoti autobusą, nebus man ten kur išpilti, išvalyti, išplauti. Tai kad būtų greitai, bam ir į Lietuvą! Ir į Lietuvą iš karto po šito tūro, iš karto rugpjūčio 11 skrendu ryte į Lietuvą. Ok. Ką turim? Turim švedišką šokoladą, kurio jau pusę nebėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad diržo jau greitai man nebereikės. Dar kol kas reikia, bet jau greit nebereikės. Nežinau kaip garsas, už tai, kad kalbu per ausinę. Reikia pasižiūrėti, ar kažkas girdėsi, kai įrašinėju. By the way, vairuoju trumpą autobusą, nes turėsiu tik tai 17 amerikiečių. Tai labai džiaugiuosi, kad trumpas, nes vėl važiuosim į Geirangerį, vėl varysim per tuos visokius serpantinus. Tai kuo trumpesnis, to geriau, žinokit, lenda. Jėzus, kaip aš myliu trumpus. Aš jums sakau, aš myliu trumpus. Nesvarbu, kas tai bebūtų. Oras pasitaisė.
Sauliukas išlindo, vėl kepina, o kai išvažinėjau iš Vesbio, tai belė kaip purškė, kaip ruduo buvo. Dabar vėl vasara. Geras gerumas. Po galais aš vėl mieste. Stokholmas. Tai čia ne Oslas. Čia miestas, čia daug žmonių, čia daug transporto, daug gatvių, daug visko. I like it. Einu dabar į viešbutį. Palikau autobusą, prisiparkavus. Išsimaudysiu, susišukuosiu ir eisiu 6 valandą į mitingą su gidu ir su grupė. O kiek visko parduoda. Gyvas turgus, visokiausia vaisiai, daržovės, visko ko nori, gėlės. Jaučiu, gausiu gal netgi tą patį kambarį, kurį praeitą kartą turėjau. Aš taip jaučiu, bet you never know. Prabangus viešbutis. Ir kas svarbiausia, Švedijai šilta. I like it. Vonios kambario apžiūra. Auksiniai viskas, ne? Čia auksas. Čia auksas. Rankenėlės auksinės. Kranai auksiniai. Hello, it's me. Pasižiūrėkit, paveikslas duše. Ir faktas, kad dušas irgi auksinis. Oh my god, eisiu maudytis auksiniam duše. Ir paskui jūs man neknistit smegenų, kad aš esu raiža. Aš ne raiža, aš tiesiog nuo tų visų auksinių dalykų pati pasidarau kaip auksas. Nu, grynas auksas. Ir charakteris auksas, ir plaukai auksas, ir dantis auksas. Viskas geltona. Bože, bože. Gavau programą, visų 10 dienų, ką mes veiksim, bla bla bla, surašyta. Važiuosim, pradedam nuo Stokholmo ir važiuosim į Karštadą, čia dar vis Švedija, tada į Oslo, jau Norvegiją, tada kilsim į kalnus link Lillehammerio, paskui į Geirangerį, pačią gražiausią vietą Norvegijoje, tada leisimės link Bergeno ir aš grįšiu į Oslą ir į Lietuvą, čia. Lions are cheap. They are placed here for a tragical event that happened obviously like 8 years ago. It was a terror attack. So a guy took a truck and just drove and tried to kill as many people as possible. Maybe you heard about it in the news. I mean, nowadays it's happening every day around the world, but it was a very big thing here in Sweden. Girdėjot, šitos liūtus pastatė vien dėl to, kad prieš 8 metus teroristinis išpuolis buvo per šitą gatvę su sunkvežimiu, su fūra. Vienas išprotėjęs dėdė pralėkė, norėdamas nužudyti kuo daugiau žmonių. Tai dabar dėl to visur stovi šitie liūtai kaip apsauga, kad negalėtų niekas įvažiuoti. Jokie fūristai. Bet aš jaučiu su fūra, čia pralyčiau drąsiai. Čia toks tarpas paliktas, kad drąsiai išsisukčiau. Tai va dėl to tos liūtus čia pastatė. Einam su grupė valgyti vakarienės. Čia netgi su 2 fūrom įlystum pro šitos vartus. Pačia kokio platumo. Nu gerai, ne su 2, bet su 1,5. Ką rūkot? Ką geriat? Ką vartojat? Mergos darbos. Gražios, jaunos. Dar nesugadintos, veideliai dar neišpurtė nuo alkoholio kaip pas mane. Savaitę laiko gėrimo išlindo. Nepasigirt norėjau, čia norėjau pasakyti, kad vaikai taip nedarykit. Išvis nevartokit niekada alkoholio, nes alkoholis labai gadina visą vaizdą ir jausmą. Enda England och att kvarvarna var borta. Folkringen och sånt där var hemma. England
Oj, min bild. Sex hållare. Två.